Aurelijau, sveikas sugrįžęs pirmiausia. Na, kokie jausmai, kaip sekėsi šiandien pirmos tos rungtynės? Smagu, o žaidėjai, draugai žinomi, tekę žaisti ir seniau tikrai nebuvo taip, kad nueitum į svetimą komandą ir kažkas pasilgta rūbinė vis tiek. Kai visą laiką žaidėte 3-3 pasilgs ir to 5-5 šiandien tikrai. Yra skirtumas, vis tiek, na, žaidimas aišku kitoks, bet kaip pereit nuo 3-3 po tokio ilgo laiko prie 5-5? Tikrai tai yra skirtingi dalykai, bet spėjau pailsėti ir nuo 3-3 ir pasportuoti prieš 5-5, tai manau, tas pertraukėlė tokia, jinai išėjo į naudą. Pasilgtas buvo 5-5 ar tiesiog reikėjo kažkur žaisti gal? Pasilgtas, aišku, norisi tai krepšinį žaisti visą laiką, galbūt to poilsio, paskui ten gaunasi per daug kažkas tokio, tai žiūri, pasidėlioji, buvo pasiūlymas į Marijampolę, tai kažkaip ir nebuvo didelių dvejonių. Kaip tos pirmos rungtynės pačios, spėjai įsilieti į komandą, taškų primetė vis tiek nemažai. Tai turėjom jau ir porą treniruočių su komanda, treneris žinoma, sistema žinomi, žaidėjai žinomi, tikrai nebuvo sudėtingi dalykai, tiesiog galbūt dar reikia pačiam įgauti tokią geresnę formą, kondiciją, žaidybinis ritmas, vis tiek turi ateiti su laiku, taip nebūna, kad pirmos rungtynės ir viskas gerai. Gerai, kad šiandieną viskas taip gavosi, bet dar laiko vis tiek reikia. O labiausiai gal trūksta to žaidimo pojūčio ar fizinės formos ko? Tai manau viskas susideda ir fizinė kondicija, žaidybinis ritmas, treniruočių dar reikia vis tiek. Tas tarpušventis viskas išsimušė taip iš to viso ritmo, tai tiesiog laiko dar. Laimiai, sakau, smagu, kad visi sveiki, dabar esam, galim sportuoti, viskas, manau, kad viskas toliau tai bus geriau. Sportinė prasme, komanda, daug žaidėjų tų pačių, bet dalis ir vis tiek yra pasikeitę, ar žaidėjas kitas Zigmantavičius, kaip ten bendrą kalbą pavyksta rasti aikštėje su tais, gal vis tiek ne visais, kuriuos prieš metus palikai. Nemanau, kad čia kažkokie gali būti išskirtinai. Esam vienoj komandai, turim vieną tikslą, norim laimėti, darom viską, kad komandai būtų geriau. Tai čia tokių asmeniškumų kažkokių, ar čia su vienu geriau žaisti, ar su kitu tikrai nėra.